Sportuojantiems, vaikštantiems palei nerį arba keliaujantiems galbūt į kokį ilgesnį žygį labai puikiai vieta sustoti be abejo yra prekybos centras SUP, nes čia galima gauti sveikų užkandžių ir rimtesnių patiekalų. Keliaujame į Grill London, 3. aukšte išbandyti jų sveiko maisto. Bevartydama meniu čia pamačiau, kad yra naujienos specialios ir man atrodo tinkamiausios ką tik pasportavus, nes yra Buda Baulas, kurį galima susikomplektuoti visiškai pagal save, jeigu norisi, pavyzdžiui, ryžių pagrindo, tai va tą ir galima pasirinkti arba šviežių salotų, arba grikių, o jau prie to vištienos iešmelio, galbūt kitos kokios mėsos, arba vegetariška, arba dar su žuvim galima irgi pasirinkti ir padažą, kokią tik tai norite. Krevetės tai karališkos, tikrai nuostabaus skonio. Ir šiaip visas patiekalas atgaivina ir prikelia kūną ir prisotina jį visais naudingais mineralais po sporto. Tai žiauriai rekomenduoju būtent išbandyti tokią naujieną. Buda Baula su ką tik šviežiais spaustomis greipfrutų sultimis, irgi papildomų vitaminų. Sportuojantis dažniausiai mėgsta rinktis ypatingai daug baltymų turinčius patiekalus, bet neįvertina vieno labai svarbaus ir, man atrodo, naudingo dalyko, tai cukinijų ir būtent cukinijų blynelių. O čia Vero Cafe tokių yra ir aš šiandien išbandysiu cukinijų blynelius su lašiša. Tai ir ląstelienos kupina daržovė yra ir mažai kaloringa, kaip žinia, ir turi labai svarbių maistinių medžiagų. Atsinešus savo puodelį, čia yra taikoma 20 centų nuolaida vienam kavos puodeliui. Tai va, irgi labai puikia proga sutaupyti. Tokia atrodo liesa ir mažai kaloringa daržovė, bet labai sotu. Valgau ir šitas va toksai, ta kombinacija tarp cukinijų blynelių ir lašišos bei kreminio padažiuko nuostabi. Iškilom į 5. aukštą Le Crêpe restoraną, kur išbandysime porą sveikuoliškų patiekalų. Labai norisi paragauti kurias nors iš šių visų salotų, tikrai yra nemažas pasirinkimas, bet man labiausiai kažkaip patiko lapinės salotos su krevetėmis ir avokadais. Pabandom šias. O antras mano degustuojamas patiekalas šiandien bus karštoje keptuvėje patiekiamas prancūziškas lašišų kepsnys. Skamba tai labai prabangiai. Ačiū labai, dėkui. Tai štai toks sveikuoliška įžanga, morkų sultis. Ką tik šviežiai spaustas ir paruoštas. Ačiū labai. Oho. Wow. Oho, geras. Va šitas tai patiekalas laimėtų išvaizdžiausio turbūt patiekalo konkursą, man atrodo. Čia tikras rojus burnoje, žinokite. Man labai patinka lašiša, jinai tokia sultinga ir tokia skani. O dabar keliaujame į kitą vietą. Narvėse galima greitai labai skubiai pasiimti salotų bei žaliųjų sveikųjų kokteiliukų. Čia galima rasti su tinklaraštininkės ant medinės lentelės Kristina sukurtų salotų ir jos yra azijietiško soba makaronų salotų su kepta vištiena, bet dar yra ir cezario salotos su vištiena, aišku, tokios tradicinės, ir salotos su vištiena bulgur kruopomis bei graikiškos salotos su avinžirniais. Tai aš šį kartą pabandysiu salotą su vištiena ir bulgur kruopomis, nes neteko dar ragauti. Taip, va, kaip jos gardžiai atrodo, kiek visko čia daug. Ir dar keliausim pasiimti žaliųjų kokteilių. Tai yra irgi su ant medinės lentelės Kristina sukurti mango ir pasiflorų kokteilis, yra kavos kokteilis,
Dar avižų ir migdolų, tropinis žaliasis kokteilis, bet man kažkaip norisi ryškesnių spalvų ir sveikesnių variantų, tai mango ir pasiflorų pasimsiu ir va tą žalę. Man atrodo labai puikus variantas energijai atgauti po sporto arba kokio ilgo pasivaikščiojimo. O sūrio džiugas namuose išbandysiu tokį vieną iš sūrio maišelių. Labai skirtingo yra laiko brandinimo, yra ir 12 mėnesių, 18, 26, 24, tai aš šį kartą bandysiu 18 mėnesių. O vaikams irgi labai geras pasirinkimas, užkandis toksai džiugo sūrio gabaliukai. Ir dar būtinai pasimsiu mineralinio tikės, nes norisi tikrai labai jau atsigaivinti. Ir išbandėme labai nemažai variantų sveiko maisto, kavinių, siūlančių, iš tiesų įvairių labai gardžių dalykų. Nustebau, kokių jų skanių gali būti ir sveikuoliškų svarbiausia, o ne tik vietoje valgyti, bet ir išsinešimui.